Man už nugaros matote jau nebe pono Baranauską, tai Vladimiras Romanovas, didžiausias ūkio banko akcininkas. Svarstote, kodėlgi jis čia atsirado, o todėl. Dabar už nugaros jau matote schemutę. Joje pavaizduota, kaip pinigai vaikšto pono Romanovo banke. Ar gali būti, kad tie pinigai vaikšto panašiai, kaip jie iškeliavo iš Snoro banko? Čia ne teiginys, čia klausimas. Jūsų nedraugai man pametėjo tokį va. Ką pametėjo? Nu, vat jūsų nedraugai nupiešė tokią schemą. Tipo, pinigų plovimo schema pas Romanovą, sako, per sportą. Per sportą? Nu. Klausykit, fantazijų daug. Bet tai va šito atveju ūkio bankas liktai davė ir tokio... Tai šito atveju aš nežinau, Jūs negirdėjote apie šito atveju? Apie ką aš turiu girdėti, pasakykit. Nu, va ten. Nu, ką ten? Man tuščias lapas. Kas čia? Čia šita pusė, kur pripaišyta. Nu, tai reikia perskaityti. Aš nematau. Kas čia parašyta? Čia parašyta, per 3 tarpininkus to paties akcininko Romanovo įmoniai pervesti 9 milijonai. Va čia taip užrašyta ant šito. Nu, ir ką? O čia ūkio bankas. Kur mano įmonė? Pasakykit. Nu, jūs čia, aišku, tik tai kaip akcininkas stambiausias ūkio bankas. Nu, matot, jūs padarėt schemą savo galvoje ir norit man ją įtalpinti, nu, neišeina. Jūs negalit pratikrinti, ar taip nebuvo kartais? A kam aš turiu tikrinti? Jūsų fantazijų, nu. Čia ne mano fantazija. A kieno čia fantazijos? Čia žmonių, kurių žmonių, kurie rūpinasi ko? Sporto ir kultūrą? Nu, kad čia nelabai sportai kultūra, čia labiau apie pinigų plovimą kalba. Pinigų? Jie sako. Pinigų. Bet aš tik tai klausiu. Nu, taip. Jūs rūpinasi apie pinigų plovimą? Taip. Supratau. Nu, tai prie ko čia aš? Neigia, bet bus ir dar vienas dublis, kai ponas Romanovas apsigalvos ir pakvies mane antram interviu. Bet iš principo tokios operacijos buvo. Čia, aišku, buvo. Jum pasakyti, kur pinigai guli? Aha. O dabar dar vienas akis badantis panašumas. Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, išmetė iš banko tokį už komercinių bankų priežiūrą atsakingą poną Kazimierą Ramoną. Išmetė už aklumą, kurį galimai nulėmė jo giminaičiai sudarbinti Snore. O čia abrakadabra, Ramono giminės ūkio banke. Sesuo Rasa Česonienė ir jos vyras Gediminas Česonis. Česonį, nei Petrų nepažįstu, todėl kad aš ne kadrų skyrius, aš ne personalo direktorius. Ta prasme, čia nebuvo jūsų kokia strategija sudarbinti Lietuvos banko pareigūnų. Jūs girdėjot, įvardinkit vieną žmogų, kur aš įdarbinau, į banką ar kur nors. Net mano asmeniniai firmai, aš nepažįstu žmonių. Todėl, kad personalo direktorius užsiima į kokį skyrį pagal kvalifikaciją žmogų įdarbinti. Čia buvo strategija, ar čia netyčia taip atsitiko, kad tie žmonės... Tai, kad ne man klausimas, aš sakau, ne personalo. Gal čia personalo direktorių strategija, tai jūs jo įklauskite. Pala, dar ūkio banke tarpsta Lietuvos banko valdybos nario Vaidevučio Ipolito Geralavičiaus duktė Živilė Geralavičiūtė. Dabar jau klausiu kozirį. Šiame rūme pluša ir žmogus esmingai prisidėjęs prie istorinės bankų griūties, kurios griuvėsiai palaidojo net 3 Lietuvos komercinius bankus. Lietuvos akcinio inovacinio banko viceprezidentas Eugenijus Verbavičius. Nu, gal ir dirba, nežinau. O jo nepažįstat irgi? Aš pažįstu jį. Nu va. Bet jisai pas jūs dirba šiuo metu? Kur pas mus? Čia yra daug firmų, jį dirba kažkur, bet kur nežinau. O dabar grįžkime prie schemos. Ūkio bankas skolina 24 milijonus UAB Baltijos įmonių finansai. Ta perka UAB Diena Media News. Kaip čia nepastebėjus panašumo, kad ir Baranauskas pirko Lietuvos žiniasklaidą. Tada žiniasklaidos grupė 12 milijonų banko indėlininkų litų perveda tokiai Norex Project Incorporated, žmoniškai offshorekiai, be adreso ir pavardės. Žmogus mokėjo pagal sutartį, pagal tiek. Tas Norex Project. Jo, tiek. O kas čia per žmogus? Nu, tu jau paklaus.
Aš tau dar charakteristiką, apie tai aš galiu charakteristiką, bet apie kitą žmogų negaliu. O jis tai kaip jisai atrodo? Kaip jis atrodo, aš šito sutarčių daro juristai. Mano tik. Bet jūs gyvą matė tą Norex Project atstovą? Negyvą nemačiau. Negyvą mačiau. Negyvas jisai jau? Tai jūs ten Karibų jūrai pasirašėte šitą Nevijos saloje? Visas tas reikalas. Aš neformaliniai darau сделкos. Yra juristai, ir direktoriai, menedžeriai. O kam priklauso ta Norex? Palauk, tu dabar naują dainą. Viską supratau. Užsakymą įvykdysiu, bet man reikia pagalvoti. O tada ta offshore už 9 milijonus perka UAB Sporto komunikacijos. Visiškai nemokė įmonė iš Ūkio banko investicinės grupės. Tai yra 9 milijonai, kurios paskolina Ūkio bankas, atsidūrė kitoje Romanovo kišenėje. Sugretinkime. Interviu pradžioje ponas Romanovas siūlo man tas komunikacijas už litą. Aš galvoju, kažkokią tai padedam ten kanalam, į bankrotą eina. Sport 1 šiandien. Jo, Sport 1 arba ten Vilniaus diena. Tai prašau, aš galiu už dyką jums atiduoti ir valdykit, bet neprašykit pinigų. O štai gerai pagalvojęs ir pasivadinęs mane į savo kabinetą 11 dangoraižio aukšte, jau sako 9 milijonai. Ну, kam aš įdėjau, ne aš, įdėta 15 įvertinta 15 milijonų, ar 9 vertintais. Kodėl vertina 9 milijonų? Nežinau. Aš tai ne, gal. Jūs man siūlėt ką tik už litą atiduoti. Tas Sport 1. Tai vadinasi, jūsų vertinimus į litą kainuoja. Visa medija, Lietuvos rytas, Respublika. O dabar esminis mano galva klausimas. O jis toks. Nepaneigsi, Romanovas pinigų turi. Bet iš kur? Daugelis jo investicijų Lietuvoje, tarkime, neša kruvinus nuostolius. Jum pasakyti, kur pinigai guli? Aha. Būtų labai įdomus klausimas. Nu, pinigus visur uždirba, kur biznis vyksta. Bet tai, o Lietuvoje daugiau ar ne Lietuvoje? Nu, daugiausia ne Lietuvoje. O daugiausia kur tada? Ta prasme, kur galima uždirbti tiek pinigų, kad po to daryti tokius beprotiškus projektus? Nu, daleiskim, Maskvoje nupirkom 1000 hektarų. Šiandien žemė ta kažkur tai 2,5 milijardo kainuoja. Nupirko žemės Maskvoje? Pačiam, ta prasme, pačioj Maskvoje? Ar prie Maskvos kažkur? Jum adresą pasakyti. Nu, įdomu būtų. Ten sūnus užsiminėjo. Taip, jūs ten vystot kažkokį nekilnojamą turtą, ne? Nu, mes kaip, jums ypatingai šitą klausimą reikia kažkodėl tai. Ne, aš tai pirmą kartą išgirdau dėl to ir įdomu. Nu, žemė jau 10 metų supirkinėjome, pervedam į, kaip vadinasi, gyvenamą paskirties. Ir tada jinai kainuoja. Įkrenta, įkyla. Jau 2 krizisai buvo. Nekilnojamo turto operacijos Maskvoje. Kaip nemalonu priminti. Didysis Snoro akcininkas Antonovas į jas sukišo nemenką dalį Snoro pinigų. Liūdnos reputacijos Antonovas, jis irgi kažkokius tai ten tokius darė, kažkokius tai ten investavo ir kažkaip tai susibankrotino toje vietoje. Negirdėjau, kad jis investuotų. Jie kažkokius tai ten nekilnojamo turto objektus ten kažką tai ten pasakojo. Nu, kažkur tai skaičiau, rusiškos spaudoje, kada čia viskas iškilo. Nu, mes viską realizavom, ta žemė jau nėra. Jau pardavė, šetau, o kur dėjo, nežinia. Paskutinė instancija čia te gali pridurti tiek. Mes su ta schema, kuri taip nepatiko ponui Romanovui, kad jis iš pradžių ją neigė, o po to patvirtino, nuvykome į Lietuvos banką paklausti, o kaip jiems atrodo toks pinigų dėliojimas iš Ūkio banko į Romanovo globojamą kišenę. Jau po kelių dienų, bet tik mūsų šaltinių žiniomis, ta mūsų schemelė buvo Kaune. Ūkio banke sužinojo, reiškia, apie tai, kad aš buvau pas jūs, su ta medžiaga pateikęs ir jie žino. Tikrai ne iš manęs. Tai vat klausimas, kaip, tai ten gana patikimi duomenys tokie, tai vat klausimas, kaip taip galėjo atsitikti, reiškia.
O jūs, sakykit, kam rodėt, rodėtgi kam nors turbūt, ne? Ne, pačių popierių niekam nerodžiau. Aha, su kuo kalbėjote? Teravausi priežiūros departamente. Apie kokį skaičių žmonių mes čia kalbam, kiek su keliais jūs ten šnekėjote? Aš dabar tiksliai negalėčiau pasakyti, maksimum 2. Maksimum 2, ne? Taip. O kas tokie, jeigu nepaslaptis? Aš šiuo kartu aš net ir tiksliai nepamenu, dėl to turbūt ir susilaikyčiau nuo bandymų prisiminti.